Juliai, kokią pizzą norėsi? Kokią pizzą norėsi? 9 valandos, 16 diena ir mes važiuojame į Berlyną. Saiti. Gerai praleiskit laiką su močiute. Gratukai. Pasimatysim po kelių dienelių. Važiuojam į Berlyną, susirašėm per porą sekundžių. Susidėjau daiktus per 10 minučių. Mūsų veža tėtis. Pirmą kartą skrisime iš naujojo renovuoto oro uosto. Tai dabar einam į išvykimo terminalą. Kaip tau patirtis naujam oro uoste? Modernu, europietiška, labai faina, super. Štai mes jau pagaliau po beveik 2 valandų laipinsimės pagaliau į Ryanairą. Trumpas skrydis, viskas gerai. Šiaip reikia dažniau skraidyti, nes buvo toks apėmęs baimės jausmas kažkoks, kad mirsim. Biški rimtai buvo. Aš tai apie Gratą galvojau ilgai, bet šiaip apie valandą pasižiūrėjau gerą serialą. Ir jo, dabar einam, ieškosim, kur čia mums eit toliau. Einam paskui žmonės. Aišku, nepadarėme savo namų darbų. Atsisiuntėme programėlę, kuri yra panaši kaip Trafi Lietuvoje. Kaip ir susiradome ir platformą, ir pribėgome prie traukinio. Jisai dar nebuvo išvykęs ir jis tiesiog pradėjo važiuoti. Bandau susisetapinti programėlę viešojo transporto. Įlipome pagaliau į metro. Po valandos daugmaž bandymų, paieškų suradome savo maršrutą. Dabar esame pakeliui į savo viešbutį. Primena Berlynas kol kas Angliją, Londoną, belekas iš tikrųjų. Matome, kad žiauriai lyja. Turim skėtį mažą, bet tikiuosi, kad ilgai nelis taip smarkiai. Einam pakeliui į mūsų viešbutį. Tai vat viskas atrodo štai taip. Prigavo mus lietus, o dabar va saulytė, bet va kokie debesis. Atvykome į Fjord viešbutį, apsistojome štai šitame 703. Taip, mūsų apartamentai štai tokie, tikrai nedideli, bet atrodo aukštos lubos, terasėlė, lovytė, praktiškai miegamajame viskas, ko reikia. Šiaip atrodo visai fainai. Tokia, va, terasėlė 7 aukšte. Ką, pirmas maistas Berlyne? Ragaujam? Čia, žinai, nėra ką ruošti. Jo. Vištieną išsikepė iš anksto. Tai įspūdis čia tai geras, toks didingas labai. Tai tai, kur esam. Nu, įspūdingai atrodo šiaip. Faina, labai faina. O ir du šuniukai labai faini. Atvykome į Berlyno Akropolį. Dunkin' Donuts. Pamatę Dunkin' Donuts, prisiminėm New Yorką. Taip, dabar vaikščiosim po Berlyno molą su Dunkin' Donuts dėžute. Taip, apsipirksim biškį Aldi ir varysime namo pailsėt. 1-1. Grįžome po šiokio tokio pasivaikščiojimo, kelias valandas iš Berlyno miesto ir susidėliosim rytojaus maršrutą. Ir žinoma, atsigersime
Vietinio alaus. Šiandien praleidom dieną Berlyne, prisivaikščiom, labai daug žingsnių padarėm, grįžę ir dabar naršom internete ir supratom, kad mes nieko dar nepamatėm iš tikrųjų ir yra tiek daug dalykų, ką galima pamatyti ir dabar TikTok'e susiradom daug dalykų, kas visai domina, tiek lankytinos vietos, muziejai ir bandysiu ChatGPT paklausti, ar įmanoma susidėlioti 3 dienų maršrutą iš tiek dalykų. Va. O, Britney. Antra diena Berlyne, rytas. Pirmas turbūt dalykas, ką reikės padaryti, tai šalia apsikirpt, nes turiu tokią misiją. Niekaip nepapolu pas savo kirpėją Lietuvoje, tai galvoju, bus gal įdomi patirtis apsikirpti Berlyne. Atėjom mes apsikirpti. Aleksas kerpasi. Žodžiu, išėjom iš Lords of Cuts, ar kaip? Lord of the Cuts. Žodžiu, tikrai gan trumpai mane nukirpo, bet buvo visai nebloga patirtis iki tol, kol nepradėjo kirpti priekio. Šiaip šonus tobulai nukirpo, bet paklausė, ar tiek gerai kirpti, aš taip sakau, ką žinau, gerai turbūt, ir kai nukirto, tai nukirto, aišku, ataukstant tie plaukai. Būna ir blogiau turbūt, keliaujam toliau. Išsilaipinome muziejų stotelėje ir vaizdelis štai toks. Man po dešinę matome katedrą, po kairę televizijos bokštas. Berlynas išties didelis ir gražus miestas. Šoku prie tavęs ir staptelk ir eik pažiūrėk. Pafotkink kažką. Tai einam gal per gatvę. Tai aš nenoriu, kol jie nepravažiavo. O kodėl? Taigi nieko nenutiks. Einam. Užsukom į Chen's Kitchen, užsisakėm tofu noodlesus. Mes pabandom noodles su tofu. Skanu? Skanu tikrai. Garlic. Skanu, man patinka. Žodžiu, dabar atėjome į tokią metro parduotuvytę. Turime labai daug pasirinkimo ir tofu, ir riešutukų visokių, japoniškų visokių, mangai. Čia tiek daug visko yra iš tikrųjų. Mes kaip kaimiečiai nesam matę nieko panašaus. Tai va, galbūt kažką nusipirksime. Terror of topography. Labai daug tokios sunkios informacijos. Nieko naujo atrodo, nesužinojom, bet apsunkino širdelę. Reikia prasiblaškyti dabar. Jo, štai čia yra Topography of Terrors, tai tikrai sunki jausena apie visus tos karo nusikaltimus. Taip, čia iš esmės yra visa centrinė vieta, kur buvo ir SS. Čia yra labai didžiulė istorinė reikšmė turinti vieta. Skauda kojytės. Ateinam, kiek žmonių daug. Flea marketas nuvylė šiek tiek, bet nežinom dar, ar tai yra dėl to, kad mes esame nepatyrę flea marketo naudotojai, ar nežinau. Tai žodžiu, varom, šiaip čia yra mūsų, man atrodo. Čia pirma?
Štai taip atrodo brangiausi pusryčiai Berlyne. Jo, mums. O jeigu rimtai, tai sekmadienį ryte pradėjome dieną ne taip sėkmingai. Pusryčių paieška. Pasirodo, kad sekmadieniais nelabai kas dirba. Bet pagaliau radome, kur pavalgyti ir einam valgyti. Oi, čia mano mikrofonas. Žodžiu, pavalgėm food iš kavinėje. Labai skanu buvo. Sumokėjom 33 eurus dviese pavalgyti. Bent jau dabar netuščiais skrandžiais, nes taip tai jau dariausi aš hangry, labai hangry, ne? Atvykome East Side Gallery, dabar link ten ir judame. Iš tikrųjų papuolėme į labai didelį žmonių antplūdį, važiavome pilname traukinyje, teko kvėpuoti ir bomžais. Nebuvo pasirinkimo kito, tai teko varyti. Kaip čia pasakyti, kaip pavyzdys Lietuvoje būtų Akropolis, tai sekmadieniais tokie Akropoliai neveikia, Lidlas neveikia, Aldi neveikia, tai iš esmės dėl to mes ir ėjome pusryčiauti į tokią gan brangią vietą. Bet šiaip iš esmės Berlynas tikrai alsuoja kūryba, menininkais, labai daug gatvės, visokių grafiti. Nu va, priėjome legendinį piešinį, kuris tikriausiai visam pasaulyje paplito, labai populiarus šitas. Tai ir eilė didelė labai, žmonės visi prie šito tik ir ateina pasižiūrėti, pasifotkinti, tai gal ir mums pavyks. Na ką, prie tos sienos biški psichozė didelė, tai atėjom palei upę, kur už mūsų matosi tas legendinis tiltas, bet jau čia vaibas geresnis, labai oras greitai keičiasi, tai vėjuota ir šalta, tai šilta ir karšta. Man asmeniškai Berlynas tai atrodo kaip gyvas paveikslas. Čia irgi pilna grafičių iš tikrųjų. Nu va, priėjome tiltą. Šiandienos pozityvas turbūt būtų Milk Gesink. Gavome visai pigiai kavos, porą dalykų užkasti ir dabar vat jau važiuosime į rungtynes. Esame centrinėje Berlyno stotyje. Įsigijau šaliką ir varom į eik tu sau. Čia tiesiog, čia atrodo kaip kokia Hario Poterio stotis. Tai einame į 16 platformą ir iš ten judėsime į rungtynes. Tikėkimės, kad labai smarkiai nevėluosime ir prasieisime. Bet jo, atrodo įspūdingai. Centrinė stotis. Atvykome į olimpinį Berlyno stadioną, einame į rungtynes. Hertha šiuo metu žaidžia antroji Bundeslygoje, bet žaidžia stadione, kuris talpina virš 70 000 žmonių. Daugiau nei Emirates Stadium. Girdisi, kaip fanai skanduoja starto 11-tuką. Bet va, vaizdelis yra štai toks. Apsilankėme
Berlyno Hertos rungtynėse. Kaip tavo, kokie įspūdžiai? Labai geri įspūdžiai, labai nuostabi atmosfera. Fanai ir vienos, ir kitos komandos. Visą mačą skandavo. Nesam niekur kitur buvę, kad būtų tokia atmosfera. Gal kažkiek primena Serie A rungtynėse, kai buvom Fiorentinos, tik tais ten daug mažiau fanų. Mažiau. Čia buvo 66 tūkstančiai, jo, beveik 7 tūkstančiai, tai daug daugiau nei Emirates, tai tikrai paliko gerą įspūdį. Ir beje, rungtynės baigėsi 1-1 ir dabar judam link išėjimo, viskas atrodo štai taip. Sugrįžom alkani ir sušalę, spėjom dar ant Arsenalo rungtynių su Newcastle'u. Paskutinis rytas Berlyne. Oras vėlgi nedžiugina. Atvarėm į Lab Coffee, pagaliau suradom šitą vietą ir esame Kreuzberge. Toks rajonėlis hipsteriškas, pagal tiek, kiek info mes radom. Keliaujame į Victoria parką ir atradome tokią vietikę, kur yra tokie, nežinau kaip čia, puodeliai su vandeniu ir Gretai labai reikėjo čia nusifotkinti, nusifilmuoti, tai filmuojamės ir fotkinamės. Ėjome apie 3 km nuo Kreuzbergo, tos Lab Coffee. Idėja buvo prasieiti ir galbūt rasime kokių nors parduotuvių, pirksime tiek savo, tiek lauktuvių. Sakyčiau, labai pasisekė ir radom. Radom visai unikalių parduotuvių ir net nepastebėjome, kaip ir laikas praėjo ir kaip užtrukome, kol ėjome prie šito Viktorijos parko, kur yra krioklys. Tai ir nusipirkome ir ledų, nepaisant to, kad šalta ir man gerklę skauda, bet kažkaip... Plius 12, o mes ledus valgom. Jo, bet kažkaip labai norėjom ledų. Mes atėjom į itališką restoraną Kokodrilo. Buvo tarp rekomendacijų, kad labai jauki, faina aplinka ir labai skanus maistas, tai dėl aplinkos jau pritariu, o maistą tuoj paragausim. Labai skanu, labai geras. Makaronai puikiai išvirti. Padažas irgi nuostabus, labai gerai. Štai toks bunkeriukas. Skaičiuojam paskutinės savo valandas Berlyne. Susiradome Go Asia parduotuvę, nusipirkom dar edamame biškį riešutukų ir nusprendėm atvažiuoti į Alexanderplatz aikštę ir ten kur nors pavalgyti, atsigert kavos. Ir visai nepastebėjom, kad čia turime televizijos bokštą čia pat. Train at platform 5. This train ends here and will continue as S9 back. We urgently ask all remaining passengers to go to gate Dabar yra kiek valandų? 12 valandų. Skridom su šitu lėktuvėliu, bus. Nu ir dabar rūkas. Štai čia tikriausiai ir baigėsi mūsų kelionė. Eisime pradžiai į oro uostą, paskui praeisime patikrą ir tada ieškosime transporto, kaip nuvykti atgal namo. Dar nesibaigė. Dar nesibaigė. Kol neatsidūriau savo lovai, dar kelionė nesibaigė.